Prekių grupių kūrimas administratoriaus valdymo sistemoje visuomet automatiškai jau bus sukurta pagrindinė grupė, kurios pavadinimą galima redaguoti. Pagrindinės ir visos kitos prekių grupės turi būti kuriamos aukščiausio lygio grupėje, kitos papildančios grupės ar subkategorijos kuriamos viduje pagrindinės grupės. Norint pakoreguoti grupės pavadinimą, reikia paspausti 3 taškelius šalia grupės pavadinimo ir paspausti redaguoti. Įrašote naują savosios grupės pavadinimą ir spaudžiate redaguoti. Sukūrus pagrindinės prekių paslaugų grupės galima kurti prekių paslaugų korteles. Svarbu, prekes reikės priskirti ir pardavimo vietai, kad jos būtų atvaizduojamos kasos aparate. Apie tai tolesnėje instrukcijoje. Prekiai sukurti spaudžiame pridėti prekę. Pasirenkama prekės grupė, kurioje bus prekė. Kuriamas ilgas administratoriui reikalingas pavadinimas ir čekyje klientui reikalingas atvaizduoti prekės pavadinimas. Produkto tipas – įprastas. Jei prekė sudaryta iš kelių kitų produktų, pasirenkama produktas. Pasirinkus produkto tipą kolekciją, prekės kortelėje bus galima apjungti kelias jau sukurtas prekes. Pliuso ženklu galime pridėti prekės nuotrauką. Pradedama pildyti prekės kortelės informaciją. Šią informaciją bet kada galėsite redaguoti. Pasirenkame atributus, pildyti neprivaloma. Likutinę kontrolę galima parduoti prekių tik tiek, kiek bus užpajamuota. Laisvą kainą galite nustatyti prekės kainos intervalą, pavyzdžiui, nuo 0,01 iki 100 eurų. Kasos aparate galėsite kaskart pasirinkti konkrečią skirtingą prekės kainą. Naudoti seriją bus galima suvesti prekės produkto reikiamą reikšmę, spalvą, dydį, kiekį, svorį ir panašiai. Galite prekiai priskirti tiekėją. Neprivaloma. Ir spaudžiame sekantis. Sekančiame žingsnyje parenkate jūsų įmonei nustatytą prekės PVM dydžio tarifą ir spaudžiame sekantis. Jei PVM mokėtojų tapsite vėliau, privaloma visose prekių kortelėse pakeisti PVM dydžio tarifą. Tai yra prekybininko atsakomybė. Pasirenkame prekės bazinį matavimo vienetą, kai bus parduodama prekė. Pavyzdžiui, vienetais, kilogramais, litrais ar kita. Lentelėje svarbu užpildyti tik tipą įprastas, reiškia, kad prekė paslauga parduodama įprastai kaip vienetas. Porcijomis reiškia produktas bus padalintas į tam tikrą kiekį porcijų. Sveriamas, renkamės visiems sveriamiems matuojamiems produktams. Sekančiame žingsnyje įvedame prekės paslaugos kainas. Pirkimo kainos vesti nebūtina. Mažmeninę kainą rašome su PVM, spaudžiame sukurti ir spaudžiame sekantis. Jei suklydote vesdami prekės kainą, ją taisyti galima tik perkainojant.